Labą dieną. Palauk, aš truputį užsiėmusi. Palauk, mane atėjo. Auga. Nu, palauk. Jūsų vardas pavardė? Kristina Smaitytė. Pas ką atėjot? Pas poną Petraitį. Kelintą valandą. 13 valandą. Kristina Smaitytė. Eina su manim. Taip, Jonas. O, malonu. Malonu. Taip. Prašau. Direktoriau, atėjo pas jūs į pokalbį. Tegul užeina. To jau. Prašom. Taip. Prašau, Kristina, prisėskit. Dar kartelį labą dieną. Labą dieną. Taip, perskaičiau iš jūsų CV. Ir turiu porą klausimėlių. Taip, klauskit. Visų pirmiausiai, kokioje firmoje prieš tai dirbote? Pieno ūkio firmoje dirbau. Įdomu iš tikrųjų. Ir dėl kokių priežasčių išėjote iš darbo? Išmetė, tai yra išėjau, nes kolegos buvo uždarė, pats direktorius tai puikiai. Ja. Ir kiek laiko dirbate įmonėje? Oi, baigit ilgai, 3 mėnesius. Iš tikrųjų, labai ilgai. Taip. Prieš tai visą dirbdavau po porą savaičių, taip. Na. Jūsų manimu, čia kiek pradirbsite? Turėčiau ilgai, jeigu priimsite. Aišku. Ir ką jūs manote apie mūsų įmonę? Kiek girdėjau, čia labai rimta firma. Ten tipo, dirbate ten su užsieniu, daug popierių visokių turi. Taip, iš tikrųjų, nemažai. Taip, o kaip jūsų matematinės žinios? Patikrinkit. Aišku. Tai kiek būtų 3x4? 15. Taip, iš tikrųjų, jūs teisi. O gal 14? Tai ką? Žodžiu, Kristina, ačiū už pokalbį. Laukite mūsų skambučio. Tai priimsit? Na ką, pasitarsime su kolegom ir aišku, išsirinksime geriausią. Tai priimsit. Taip, geriausios dienos, viso geriausio. Labą dieną. Labą dieną. Atėjau pokalbėti pas Joną Petraitį. Kelintą valandą. 15. Jūsų vardas pavardė? Rasa Trapikaitė. To jau palauk. Rasa Trapikaitė. Štai jūsų gyvenimo prašymas. Eina su manim. Prašau. Pas jūs į pokalbį atėjo Rasa. Taip, prašau, atėjęs atėjo. Labą dieną. Labą dieną. Taip, Rasa, taip. Aišku, perskaičiau iš jūsų CV, iš tikrųjų atitinkantis mūsų darbo vietos, laisvos darbo vietos reikalavimus. Matau, mokate daug užsienio kalbų. Ir išsilavinimas tinkamas, bet turiu keletą klausimų. Kokia jūsų nuomonė apie mūsų įmonę? Jūsų įmonė užsiema tarptautinę prekybą. Bendradarbiaujate su užsienio šalimis, importuojate bei eksportuojate prekes. Taip pat jūsų įmonė dirba aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Šaunu. Ir kodėl norėtume dirbti mūsų įmonėje? Tai perspektyvi įmonė, kurioje, manau, galėčiau pritaikyti turimas žinias bei įgyti darbo patirties. Aišku. Ir paskutinis klausimas būtų, kokie jūsų privalumai ir kokie trūkumai? Baigiau finansų studijas. Turiu buhalterijos kursų pažymėjimą. 2 metų darbo patirtį buhalterijos srityje. Taip pat esu atsakinga, punktuali, sąžininga. Aišku. Nevengiu padirbėti papildomai, bet taip pat ir trūkumų turiu. Kokie? Esu principinga. Iš tikrųjų nėra čia trūkumas.
Nu ką, ačiū už pokalbį. Būsite priimta į darbą, pranešimų žinoma rytoj. Tai viskas šiai dienai. Visą gerą, gerbiamas direktoriau. Visą gerą. Labadiena. Čia skambina iš firmos Kubas. Direktorius Jonas Petraitis. Dar su Rasa Trupikaitė kalbu. Malonu. Norėjom jums pranešti gerą žinią, kad esate priimta į darbą. Taip. 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 Lauksime jūsų tada pirmadienį 8 ryte. Iki malonaus. Viso geriausio.